Skaitinys iš pradžios knygos. Dievas tarė Nojui ir su juo buvusiems sūnums. Štai aš sudarau savo sandorą su jumis ir jūsų būsimais palikonimis, su visais gyvūnais esančiais su jumis, paukščiais, galvijais ir visais su jumis buvusiais žemės gyvuliais, kurie tik išėjo iš arkos. Aš palaikysiu savo sandorą su jumis. Niekad daugiau visi marieji gyvūnai nebus tvano vandeniu išnaikinti. Niekad daugiau nebus tvano žemei nuniokoti. Ir šis, Dievas pridėjo, bus ženklas, kurį aš duodu visiems amžiams. Mano sandoros tarp manęs ir jūsų, bei visų su jumis esančių gyvūnų. Savo lanką padėjau į debesis, ir jis bus ženklas sandoros tarp manęs ir žemės. Kai supūsiu viršum žemės debesis ir pasirodys debesyje mano lankas, aš atsiminsiu savo sandorą, kuri yra tarp manęs ir jūsų bei visų mariųjų gyvūnų. Ir vandenys niekad daugiau netaps tvanu visiems mariesiems sunaikinti. Tai Dievo žodis. Visi tavo viešpatie takai yra tiesa ir meilė ištikimoji tiems, kas tavo sandoros laikos. Visi tavo viešpatie takai yra tiesa ir meilė ištikimoji tiems, kas tavo sandoros laikos. Parodyk viešpatie man savo kelią, mokyk mane takais tavo eiti. Ves savo tiesą tu mane mokyk, nes esi Dievas gelbėtojas mano. Viešpatie, neužmiršk gailestingumo ir ištikimosios savo meilės. Jie taip seni kaip laikas. Savo ištikimą meilę dėl savojo gerumo. Viešpatie, mane atsiminki. Viešpats yra teisus ir geras, todėl jis klystantiems kelią parodo. Veda kukliuosius takais teisingais ir moko juos savo kelio. Skaitinys iš Šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško. Mylimieji, Kristus vieną kartą numirė už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą. Beje, kūnu numarintas, o dvasia atgaivintas.
Nužengę žemyn, jis tąją dvasią skelbė tikėjime esančioms dvasioms, kurios kadaise buvo neklusnios. Kai Nojaus dienomis Dievo kantrybė laukė, bestatant arką, kurią nedaugelis, tai yra 8 asmenys, buvo išgelbėti vandeniu. Ir jūs dabar gelbsti tų dalykų vaizdinys, krikštas. Jis nėra nešvaraus kūno nuplovimas, bet Dievo maldavimas suteikti gryną sąžinę dėl Jėzaus Kristaus prisikėlimo. Įžengęs į dangų, jis sėdi Dievo dešinėje, o jam yra pavaldūs angelai ir valdžios ir galybės. Tai Dievo žodis. Garbė tau, Kristau, dieviškasis žodis. Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Anuo metu dvasia Jėzų paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje 40 dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis ir angelai jam tarnavo. Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną. Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Tai viešpaties žodis. Brangus broliai ir seserys, mėly katechumenai, katechetai, šiandien nuskamba Evangelijoje turbūt vienas svarbiausių Jėzaus kvietimų, programinis sakinys – atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Kasgi tas atsivertimas? Pirminė jo prasmė tai mąstymo pakeitimas. Yra didelis skirtumas, pavyzdžiui, gailestis dėl nuodėmės pasekmių ir gailestis dėl pačios nuodėmės. Kai kurie žmonės gailisi galbūt, kad padarė blogą dalyką, bet ne dėl pačios nuodėmės, bet dėl tų pasekmių blogų. Ir tai nėra tikrasis gailestis, kurio Jėzus prašo. Tikrasis atsivertimas yra ne tik gailestis dėl kokios nors nuodėmės pasekmės, bet dėl pačios nuodėmės, to blogio, kuris žmogaus širdyje dažnai vargina, ima viršų
ir žmogus patiria gundimą. Tai gailestis, kad aš pasidaviau pagundai, kuriai neturėjau pasiduoti, nes mano protas sako, kad tai neteisinga. Mano širdis, žmonijos patirtis, viskas sako tai blogai ir vis dėlto žmogus tą padaro. Tikėti reiškia pritarti Jėzaus žodžiams, jo pristatytai pasaulio tvarkai. Aš tikiu ir pasitikiu, kad tu Viešpatie sakai tiesą, kad tai, ką tu perdodi savo žodžiu kaip gerąją naujieną, mums nėra tušti žodžiai ar koks nors svaičiojimas, bet tai yra gyvenimą dovanojanti tiesa. Dvasia, kaip jis sako. Ir kas yra pasaulis, kas yra žmogus, pagaliau kas yra pats Dievas, atskleidžia Jėzus, mums padovanodamas gerąją naujieną. Tikėti, tai priimti žinią, kad Dievas myli šį pasaulį ir jis viską daro net iki savęs aukojimo, kad žmogus jį atrastų, priimtų ir su juo gyventų. Tikėti reiškia, kad nors ir tai skamba, kad čia beveik per gerai, kad tai būtų tiesa, tikiu, kad tai yra tiesa. Jis, Viešpats, kviečia pasitikėti žodžiu, kurį jis man padovanoja, kaip gerąją naujieną, Evangeliją. O tada kviečia patirti jos vaisius, išbandyti, sakytume, tą pasiūlymą, kuris skamba, atrodo kaip ir nebloga versija, ir jeigu visi žmonės to laikytųsi, būtų nuostabus pasaulis. Bet aišku, pagunda iš karto ateina, ką čia tie žmonės, kas čia tas blogis įmanoma įveikti. Čia viskas yra tik tai galbūt gražios šnekos. Ir vis dėlto Jėzaus atneštoji geroji naujiena, priimta žmogaus širdimi ir gyvenimu, tampa neįtikėtina galia tame žmoguje. Ir tą žmogus pradeda jausti, kai rimtai tikėjimą ima. Kas ta atneštoji geroji naujiena ir kodėl jinai gera ir kodėl jinai naujiena? Tai tiesos žinia apie Dievą. Iki Jėzaus žmonija lydėjo spėliojimai, kas yra Dievas. Kaip Jobas sako, o kad aš žinočiau, kur aš jį galiu surasti. Su Jėzaus atėjimu mes sužinome, kas yra Dievas, giliausia prasme pamatome jo veidą. Jis yra tėvas, jis myli mus ir mus pakvietė į šį pasaulį, kad ir mes patirtume jo meilę. Tai vilties naujiena. Antikinis pasaulis buvo persmelktas pesimizmo. Kovose už gėrį žmogus jautėsi nugalėtas. Jėzus atneša viltį, kad žmogus pajėgus nugalėti blogį savyje, atlaikyti gundimą ir prisidėti prie gėrio įtvirtinimo pasaulį. Kitais žodžiais tariant, padovanoti pasauliui geresnę jo versiją per savo meilės dovaną, pastangų, o kartais ir kančios ir aukos. Tai taikos naujiena. Žmogaus drama yra jo asmenybės kilimas. Vienas autorius yra pasakęs, mano gyvenimas yra tarsi apgriauta šventykla. Iš vienos pusės matosi harmoninga architektūra, tačiau iš kitos griuvėsiai. Taigi, žmogaus problema, kad jis svyruoja tarp nuodėmės ir gėrio. Jėzus padeda įveikti šį suskaldimą širdyje, pirmiausia per savo pavyzdį, o tada per savo pažadą aš jums atsiųsiu dvasią iš aukštybių, atsiųsiu galią, kurią priėmę jūs turėsite jėgos įveikti tą suskilimą savyje, kuris liaudiškai pas mus labai gražiai įvardintas priežodžiu. Norėjau kaip geriau, išėjo kaip visada. Ir mes tą žinom nusiminimą žmogaus, kad va, štai buvo pasiryžimas naujų metų, jau vasario mėnuo, nelabai einasi. Kitais žodžiais tariant, turime būti išmintingi, kviesti
ir atsiverti šitai naujienai Dievo neįtikėtinam pažadui. Yra tiesa, kad žmonės daugiau apie Dievą galvoja kaip apie gąsdinantį, grasinantį, negu apie tą, kuris myli ir duoda daugiau, negu mes galime jo net paprašyti. Mes esam gundomi galvoti apie Dievą blogai. Ir Jėzus nori tiesiog perlaužti tą mąstymą ir mus kviečia į atsivertimą, o kitais žodžiais tariant, atsigręžimą į tą viešpaties paveikslą, kurį mums nutapė Jėzus. Tai naujiena apie mūsų nemirtingumą. Senasis pagoniškasis pasaulis žmogaus gyvenimą matė kaip nuolatinę kelionę į mirtį. Jėzus savojų gyvenimu parodė, kad žmogaus gyvenimo tikslas yra amžinybė, yra vienybė su Dievu. Taigi, gera naujiena, gražiai skamba ir vis dėlto širdyje gundymas. Gerai jau čia. Galbūt ir neblogai paklausyti sekmadienio popietę šviečiant saulei, bet yra kasdienybė. Ir šis gundymas yra nuožmus. Jis mus dažnai įveikia ir šiandien Jėzus rodo, kad pats jisai turėjo šį išbandymą, kuris, tiesą sakant, verčia nepasitikėti šią žinią, galvoti, kad pasaulis visgi yra liūdna vieta, kad blogis įveikia galop žmoniją ir jeigu žmogus tai patiki, tiesiog šėtono darbas, laimi širdyje gundymas, kuris tampa vėliau ir blogiu žmogaus gyvenimo būdu, nuodėmės tikrovė. Kodėl gundymas iš viso egzistuoja, galėtume klausti. Viešpatie, kodėl negalėjai sukurti pasaulio versijos, kurioje nėra šito gundymo pasiūlymo? Įdomia prasme visgi gundymas mums taip pat turi ir teigiamą prasme, nes jis mus stiprina, brandina. Štai žiūrėkim, sportininkai, kurie nori pasiekti rezultatų, jie patys savo iškelia iššūkius, užsideda įvairiausius išbandymus, kad stiprėtų savo treniruotėje. Taigi ir mums gundymas tam tikra prasme yra stiprėjimo galimybė, nesužlugdymui skirtas, bet panaudotas tam, kad žmogus dvasioje stiprėtų. Taip, būtų lengva mylėti Dievą, kai viskas gerai sekasi ir malonų vasaros vakarą paplūdimyje stebiu saulėlydį. Viskas gražu, nuostabu. Bet daugiausia mes stiprėjame, kai atlaikome tai, kas yra išbandymas. Gundymas paruošia žmogų rinktis gėrį, nežiūrint sunkumų. Jis yra tik tai pasiūlymas. Kai kurie žmonės įsigąsta, kad štai kokių minčių aš čia pagalvojau, o dangau kokie vaizdai prabėgo per vaizduotę. Tai tik pasiūlymas, nereikia dėl to pergyventi, tai nėra dar nuodėmės. Nuodėmė yra pritarimas tam gundymui. Ir iš kur aš žinau, kad aš pritariau, tai tas matosi iš vaisių, iš rezultato, iš veiksmo. Naujasis testamentas apie jį kalba, kad gundymas sukelia žmogui kančią, kad šėtonas sugundo blogiui. Ryškus čia yra Judo atvejis ir vis dėlto, kad jis gali būti įveiktas, kaip Jėzus mus patikina, blogis galiausiai bus sunaikintas, nes tai galia, kuris stoji prieš Dievą. Taigi šiandien keliuose Evangelijos sakiniuose mums pristatyta ir Jėzaus pasiūlymo esmė, ir mūsų gyvenimo situacija, ir taip pat ji yra geroji naujiena, kad kiekvienas iš mūsų turime galimybę priimti Jėzaus galią,
kuri mums dovanoja išsigelbinimą, išsilaisvinimą, išganimą. Kaip tas atsitinka, kaip ta galia ateina? Vat štai per šventųjų mišių dalyvavimą, kuriuose priimam sakramentus. Mūsų brolių ir seserų bendrystė, pagaliau sakramentų priimama malonė, krikšto malonė, kuri atveria mums vartus į tą nuostabią viešpaties ir žmogaus draugystę. Jeigu žmogus pritarė, sako taip, viešpats pradeda veikti. Brangus katechumenai, jūs ruošiate krikštu ištarti taip viešpatie. Aš noriu šios galios, ateik į mano širdį, priimk mane į savo bičiulystę, į savo bažnyčią, į savo amžinybę. Tas labai svarbus taip. Jis tiesiog lemia žmogaus likimą. Ir Dievas laukia šito taip. Jis negali įsiveržti jėga į žmogaus gyvenimą, nes asmuo, žmogus turi laisvę. Jis turi sutikti meilės pasiūlymui. Ir jeigu tai vyksta, prasideda nuostabi žmogaus ir Dievo kelionė. Taigi, brangieji, sveikinam jūs šią dieną, kai įrašas katechumenų knygoje žymi jūsų apsisprendimą. Sveikinam jūs besirengiant Krikšto dienai per šventąsias Velykas. Ir visus, brangieji, sveikinam atvykus į kelionę gavėnios, kur yra mums galimybė sustiprėti, atgaivinti širdis, atsiversti ir tikėti Evangeliją. Amen.